Sveiki, aš esu Laura Ketchledge. Man yra 65 metai. Prieš mirtinę patirtį išgyvenau 1979 metų pavasarį. Tada mano gyvenimas buvo nuostabus. Labai mėgau jodinėti, nors nebuvau profesionali jodinėtoja, bet turėjau gerą praktiką. Aš nuvykau į jodinėjimo centrą pajodinėti, užlipau ant žirgo ir pradėjau joti. Buvo puikia diena bei jaučiausi labai gerai ir tą dieną aš nutariau palenktyniauti su 2 vyrukais jodinėjančiais tame pačiame centre. Aš paskatinau žirgą ir jis pradėjo greitai bėgti ir aš akimirksniu praradau kontrolę. Manyje atsirado didžiulė baimė ir supratau, jog šios visos situacijos aš nekontroliuoju. Ir tuo momentu mano žirgas suklupo ir aš pakilau į orą. Visa mano laimė, kad buvau užsidėjusi šalmą. Taigi pakilau į orą ir suprantama, aš žinojau, kad krisdama atsitrenksiu į žemę, tačiau jokio smūgio aš nepajutau. Aš staiga atsidūriau kažkokiame juodame, jaukiame, velvetinėme tunelyje. Aplinkui buvo tamsu ir minkšta. Aš palikau savo kūną dar iki smūgio į žemę, o mano kūnas pakilęs į orą trenkėsi į žemę veidu žemyn griovyje ant akmenų. Viskas įvyko staigiai ir visas staigus pasikeitimas buvo šokiruojantis. Manyje akimirksniu prabėgo visos įmanomos emocijos. Baimė, izoliacija, atsiskyrimas, šokas, liūdesys, apgailestavimas dėl situacijos. Aš bijojau, kad praradau viską, ką turėjau. Tačiau tame tunelyje aš jaučiausi nuostabiai, nebuvo jokio skausmo. Ir staiga pamačiau savo mylimą senelį, mirusį nuo vėžio, kai aš dar buvau labai maža. Jį labai mylėjau. Jis man buvo pats brangiausias žmogus pasaulyje. Jį pamačiusi aš labai apsidžiaugiau, kad jis ir toliau egzistuoja. Jam pajutau didžiulę meilę. Ir tada prasidėjo mano gyvenimo peržiūra. Nebuvo jokio smerkimo ir jokio vertinimo. Aš buvau savo pati savo gyvenimo kritikė. Aš pilnai pragyvenau ir patyriau visą savo gyvenimą iš naujo ir pajaučiau gyvenimą iš visų perspektyvų. Aš galėjau patirti viską, ką padariau kitiems žmonėms ir kaip tie žmonės jautėsi dėl mano poelgių. Taigi, jeigu kitiems žmonėms buvau padariusi kažką nemalonaus, buvau grubi ar neigiama, aš galėjau pajausti jų visą reakciją į mano elgesį. Ir taip pat galėjau pajausti džiaugsmą ir meilę kitų žmonių, kuriems suteikiau meilę ir buvau gera. Taigi, bet kokios smulkmenos, kurias jūs padarote savo gyvenime, yra labai svarbios. Labai svarbu, kokie yra jūsų santykiai su kitais žmonėmis, kaip jūs priimate kitus žmones. Yra labai svarbus jūsų mentalitetas. Ar jūs esate geras žmogus, ar esate tas žmogus, kuris išlieja savo visas neigiamas emocijas ant kitų. Taigi per gyvenimo peržiūrą išmokau, kad yra labai svarbu ne tik mūsų elgesys su kitais, bet ir mintys. Visa tai, ką patyriau anapus ir kiekviena man parodyta akimirka buvo labai gili. Tuo metu jaučiausi neramiai ir nejaukiai, aš jaučiau didžiulį stresą. Ir pagalvojau, kad štai mano gyvenimas pasibaigė ir per jį aš beveik nieko nespėjau padaryti taisyklingai. Man buvo labai nejauku dėl mano neigiamų poelgių. Tačiau man taip pat parodė, kai aš pasielgiau taisyklingai. Aš pamačiau, kai mokykloje susidraugavau su mergaitė, kurią visi engė. Ir pamačiau, kaip stipriai jai buvo svarbus mano poelgis. Man parodė, kai aš suradau pabėgusį katiną ir jį grąžinau mažai mergaitei, ir kiek džiaugsmo bei dėkingumo jautė toji mergaitė.
Atrodytų, jog tai yra kažkokios mažos ir nereikšmingos akimirkos, tačiau iš tikrųjų jos yra labai reikšmingos bei gilios. Taigi visas mano požiūris į gyvenimą per mano gyvenimo peržiūrą apsivertė aukštyn. Blogiausia, ką jūs galite padaryti savo gyvenime, tai paveikti žmogų neigiamai, sugadinti žmogui gyvenimą. Tai yra pats blogiausias dalykas, kokį jūs tik galite padaryti. Mano patirtis anapus buvo didinga ir svarbi, kuri iš esmės pakeitė mano požiūrį į gyvenimą. Yra ypatingai svarbu būti geru žmogumi. Nors aš jaučiausi labai nesmagiai tuo metu, bet šalia manęs buvo mano senelis. Ir jis mane nuolat ramino ir padėjo man praeiti per visą mano gyvenimo peržiūrą. Aplink mane buvo daugybė ir kitų žmonių, tačiau dabar neatsimenu, kas jie tokie buvo. Ir toje aplinkoje man atėjo aiškus suvokimas, jog aš neturiu kito pasirinkimo kaip tik grįžti atgal į savo fizinį gyvenimą, kad jį pragyvenčiau teisingai. Ir atsimenu, jog ten buvo šviesiaplaukė moteris, man pasakiusi, jog mano gyvenimas bus labai sunkus. Tada aš atsidūriau erdvėje su daugybė sielų ir mes visi tarsi plūduriavome meilės vandenyne. Ir tai buvo daug daugiau, negu kaip žmonės įsivaizduoja rojų. Aplink buvo šviesa. Viskas buvo labai ryšku ir girdėjau nuostabią, raminančią muzikos harmoniją. Tame meilės vandenyne plūduriuojančios sielos buvo dalys manęs. Jos buvo mano asmenybės skirtingos dalys, tačiau man tai yra labai sudėtinga suvokti ir paaiškinti. Šis visas suvokimas man buvo didžiulis smūgis mano asmenybės supratimui. Aš jaučiau neįtikėtinai intensyvią meilę bei džiaugsmą. Ir aš žinojau, kad esu savo namuose, kad grįžau prie savo ištakų. Po to aš atsidūriau kitoje erdvėje, kur šalia manęs vėl buvo mano senelis. Tai buvo išmatavimas esantis labai arti mūsų fizinio pasaulio. Ir aš supratau, kad dabar man reikės grįžti atgal į žemę. Aš neturėjau kito pasirinkimo ir toji mintis, kad man reikės grįžti, manyje sukėlė baimę. Po visko, ką patyriau ir išmokau, būdama anapus, mintis grįžti į žemę buvo siaubinga. Ir atsimenu, jog dar būnant anapus, iš manęs pradėjo tarsi garuoti visos ten gautos žinios ir visos patirtys. Taigi aš žinojau, jog išmokau bei patyriau labai daug, tačiau dabar jums nieko negaliu pasakyti ir paaiškinti, nes visa tai buvo tiesiog ištrinta iš mano atminties. Aš žinojau, kad buvo įvykę kažkas tokio, ko man negalima jums papasakoti. Ir kai tos visos žinios buvo ištrintos iš manęs, aš pasijutau labai liūdnai. Ir nors mano senelis mane labai mylėjo ir buvo empatiškas, bet jis buvo griežtas ir taip pat norėjo, kad grįžčiau atgal į savo gyvenimą ir užbaigčiau savo gyvenimo kelią. Senelis man pasakė, grįžusi pasakyk savo močiutei, kad ją labai myliu. Toji situacija buvo labai jaudinanti, bet ir tarsi širdį draskanti, jog man reikės grįžti atgal. Man norėjusi rėkti, šaukti, tačiau nieko negalėjau pakeisti. Negaliu jums nusakyti, kaip blogai aš jaučiausi. Ir mane tiesiog įsiurbė į tunelį ir aš pradėjau skristi dideliu greičiu atgal ir staiga atsidūriau savo kūne. Aplink pamačiau daugybę stovinčių žmonių ir atvykusią greitąją pagalbą. Apsidairiusi ir pažvelgusi į tuos žmones, pati savo pasakiau, ne, čia tikrai nėra realybė, tai tikrai nėra realu, ką matau.
ir aš čia esu tik atsitiktinis svečias. Mane nuvežė į ligoninę. Nuo patirtų lūžių man skaudėjo visą kūną ir kol mane tyrinėjo gydytojas, aš bandžiau jam papasakoti apie savo išgyventą priešmirtinę patirtį. Ir staiga jis pasikeitė ir vietoje draugiško pasidarė atstumiančiu. Jis sunėrė rankas, pažvelgė į mane smerkiančiai ir pasakė: "Tai kokius narkotikus tu vartoji?" Ir jam pasakiau, kad jokių narkotikų niekada nevartojau, kad man įvyko nelaimingas atsitikimas ir man iš tikrųjų viskas ir buvo, kaip jums dabar pasakoju, ir aš nei nesuprantu, kodėl jūs taip kalbate. Ir tada tas gydytojas labai suirzęs nuėjo pas mano mamą ir pasakė, kad aš tikrai vartoju narkotikus. Tas gydytojas buvo labai nemalonus ir į mane žiūrėjo labai smerkiančiai. Aš norėjau tiesiog pabėgti iš tos ligoninės, nes visa situacija buvo labai nemaloni ir labai slegianti. Kai atsigavau, aš labai norėjau pasakyti savo močiutei, kad senelis ją labai myli. Norėjau visam pasauliui papasakoti apie savo išgyventą priešmirtinę patirtį ir kad yra labai svarbu gyventi su meile. Tačiau po to atvejo, kai tas gydytojas mane menkino, šaipėsi iš manęs ir žemino mane, aš negalėjau suprasti, kaip aš galėsiu kam nors papasakoti apie viską, ką išgyvenau. Po ligoninės aš tiesiog parėjau namo pas mamą, užsidariau kambaryje ir labai verkiau, nes galvojau, kaip aš galiu kam nors papasakoti apie savo patirtį, nes visi pradės iš manęs tiesiog šaipytis ir galvos, jog esu išprotėjusi arba esu narkomanė. Aš ilgai niekam apie tai nepasakojau ir tai buvo mano paslaptis. Ir iš tikrųjų, mano tolimesnis gyvenimas nebuvo paprastas. Aš susirgau autoimuninę ligą, atnešusią man labai daug problemų bei nemalonumų. Laikui bėgant aš įsidrąsinau papasakoti apie savo išgyventą priešmirtinę patirtį savo močiutei ir mano nuostabai ji manimi patikėjo. Iš tikrųjų yra nuostabu žinoti, jog meilė tęsiasi ir po mūsų gyvenimo pabaigos. Ir nuostabu žinoti, kad aš vėl susitiksiu su visais, kuriuos aš mylėjau. Ši patirtis man buvo didžiausia dovana mano gyvenime ir esu labai laiminga, kad įvyko tas nelaimingas atsitikimas su manimi. Ir toji mano patirtis taip pat padėjo man padėti mano mirštantiems tėvams ramiai pereiti į anapus. Tad gyvenimą reikia gyventi taip, kad būtum savo geriausia versija. Reikia padėti kitiems žmonėms. Reikia būti gerais vieni kitiems. Ir čia mes esame tam, kad gautume naują patirtį ir kad išmoktume mylėti. Šiame gyvenime tereikia tiesiog būti geru žmogumi.